Batai. Kažkas paliko. Turbūt kas iš tos trobos. Jeigu kas, pasimelskite, kad Dievas man atleistų, o batus tegul nešioja Franekas. Žiūrėk. Kažkas sėdi. Dar su virve ant kaklo. Pasikart nori ar ką? Pasikarti? Ei jūs! Jeigu sumanėt kartis, lipkit į kitą medį. Šitą mes pjausim. Na tai ir pjaukite. Išprotėjot? Pjauti su jumis. Kad mus paskui į cypę pasodintų. Už nupjautą žmogų. Medį privalom pjauti, ne jūs. Na tada nepjaukite. Turi būt nupjautas. Ne mes sugalvojam tą jūsų medį pjaut. Įsakė pjauti ir pjaunam. O be to pasikarti galima ir ant kito medžio. Kažkoks išprotėjęs. Ei! Čia jūsų šitie batai. Mano. Matai? O virvė ant kaklo? Irgi mano. Tai kam tada ją užsinėrit, jeigu nemanot kartis? Kad nenukriščiau. Užsirišau ant kaklo, o ne per juosmenį. Išprotėjęs kaip du kartu. Aš sakau, kraustykitės iš šito medžio geruoju, mes čia ne jokų krėstus rinkom. Ne taip smarkiai, senas juk. Kitaip tokio nesupras. Aš sakau, kraustykitės. Klausykit, gal jums kopėčias atnešt, ką? Nereikia. Aš vis vien neišlipsiu. Nieko nebus. Lėkiu pas inžinierių. Na ko jums taip gaila to medžio? Senas juk. Šerdis tikriausiai visai išpuvusi. Neilgai bestovės. Užeis stipresnis viešumas ir po medžio. Užmušgi dar ką nors. Arba užgrius ant jūsų trobos. O troba juk irgi neišstipriausiu. Štat kokį kelią jums nutiesiu. Lygų, platų, asfaltuotą. Eis tai nuo jūros iki kalnų. Ir atgal. Nuo kalnų iki jūros. Nei kalnai, nei jūra vis vien čia neteis. Savaime suprantama. Užtat jūs tenai galėsit nuvažiuot. Na tai ko stovit? Žmogus. Žmogus? Koks žmogus? Kur žmogus? Medį. Dar su virve ant kaklo. Tai mūsų tėvas, ponas inžinieriau. Gal jam kas prisisapnavo? Aš čia ne tam, kad aiškinčiaus, kas kam sapnuojasi. Aš tiesiu kelią. Ir tas medis turi būti nupjautas, jeigu jame ir angelas sėdėtų. Nusileiskite žemyn, tėte. Matote, ponas inžinierius jūsų prašo. Na tai ko sustingot? Kirsti, pjauti. Taip su žmogumi ir pjauti. Kas su žmogumi? Taigi sėdi. Plane pažymėta, kad pjauti, vadinasi pjausim. Nenurodinės man kiekvienas, koks turi būti planas, netokios galvos ir šio palinkusias masė.
Jeigu ir 100 va tokių kaimiečių kaip šitas suliptų ant medžio, aš vis tiek jį turėčiau nupjauti. Nešiam tą virvę už nėrio ant kaklo, neš. Jeigu nori kartis, jeigu pasikarti pas mus niekam nedraudžia. O man vieno reikia, kad tas medis būtų nupjautas ir jis bus nupjautas, bus. Gal ponas inžinierius gurkštelėtų? Pasaulį jau nebepavyks pakeisti. Nori pasaulis ar ne, jis turi judėti tik tai pirmin. Tam jis vieną kartą ir buvo išverstas. Pirmin ir tik pirmin. Išeina esi žmogus netikintis. O juk labai norėtųsi tikėti. O visi tiki. O tu turi kelius tiesti. Galvoji netelpa, iš kur visą tai? Plane medžio nebuvo, prie kelio yra va. Nesėtis įsilipo į medį, užačengus pirmin ir tik pirmin. Kartais savęs paklausi, kas tu esi inžinierius, savo traktoriais, eskalatoriais, buldozeriais. Jeigu tu pats nežinai, kuo tau būti. Tikinčių ir greunančių. Viskas čia pasireiškia dviejose pavidalose. Viskas čia siekia aukščiausio paženklintumo. Kur pažvelgsi ženklas, ką paliesi ženklas, 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 ženklas. Kirsti. Pjauti. Galvoja kalės vaikas, kad jis įlipo šitą medį, tai mes su juo nesusitvarkysime. Franikai! Neliesk jo! Gal jis visai ne inžinierius, nemuštų jo! Franikai, paleisk jį! Ko jūs ten nematėt, ponas Duda, išlipkit? Tu man nepaaiškinsi, ką daryti, aš ir pats žinau. Na tai išlipkit, jeigu žinot. Tai koks velnės jums liepė senatvėj po medžius karstytis? Ne velnės. O kasgi? Neprivalai visko žinot. Tai kas, kad milicininkas esi? Juk pereitais metais Karvetskį velnės taip ir įstūmė į patį giliausią upės duburį. Eik, tu tamsybė nelaimingoji. Karvetskį degtinė ten įtraukė. Visą dieną smuklį gėrė. Smuklę uždarė ir nuėjo skandintis. Skaičiuoju iki 3, po to bus vėlu. O tu skaičiuok nors ir iki 100. Aš ant savo sėdžiu ir niekas neuždraus. Uždraus, nes per aukštai sėdė. Palėpiai gali. Ant taburetės gali. Ant slenksčio gali. O jeigu nupulsit, kas už tai atsakys? Aš. Milicija. Tikrindamas, mačiau, bet nesudraudžiau. Išsitraukit pistoletą, šaukite, išsigas ir išlips, o man darbas stovi planas. Suprantat, planas? Pilėti nenurodinėkit, ką man reikia daryti. Man pakanka nurodymų, kuriuos man duoda komendantas Darenis, aišku? Šaudyt man leista savyginos tikslais. Nu tai kaip, ponas Duda, išlipam savo norą. Patukau, dar protokolą išrašysiu. Ir pasipriešinimas valdžiai užsiskaitys. A, kai reikės sumokėti, jūs be matant išlipsite. Protokolas, mandatas, ką man reiškia tas jūsų mandatas, man darbas stovi. Planas, negi jūs nesuprantat, planas? Kas? Planas? Kas per valdžią po pirkūnai? Ach, valdžia nepatinka. Galgi nors garsiai nekalbėtum, pašneki kaip girtas. Taip, aš girtas. Išsiširčiu. Na ir sutarta. Antrai būsiu priverstas pačiam išrašyti mandatą už valdžios įžeidinėjimą. Na tai kaip, ponas Duda? Nerašyt, taip? Nerašyt. Rašyk. Tvarka. Pilietis Martynas Duda. Koks jūsų? Kas? Numeris koks. Mes be numerio. Kaip be numerio? Yra potvarkis, turi būti ir numeris. Tai kam jis mums? Taigi visi žino, kur mes gyvename. Klausyk, ne pro šalį būtų ir pačiam mandatą išrašyti. Numerio neturi. Gal ir trobos neturi, ką?
Gal ir iš vis tavęs nėra? Supranti, Avinė? Seniau buvo. Bet tėvas nutrynė, kad žandarams būtų sunkiau susigaudyti per karą. Na tai koks buvo? Nepamenu, aš mažytė buvau. Ponas Duda turite atsiminti, jeigu nutrynėt. Tokie dideli skaičiai, raudoni nuo kelio pusės. Man nesvarbu paprasta raudona. Koks skaičius? 44. Tvarka. Užrašysim 44. Kokie paparalis 44? Klausaisi, kad pirmas pasitaikęs paisto. Ne taip jau pirmas. Nesijaudink. Tai kas čia toks? Poldekas. Koks poldekas? At yra toks. Koks toks? Tarnybinė paslaptis, na kas dar neaišku? Anokia čia paslaptis šnipukas, šnipinėdavo vokiečiams. Partizanai galop jį nušovė. Nebijok, Pranusis, jis dabar tik tai dvasia, jis nepavojingas. Bet juk jis ir pasakė Plodekui, kad 44 rašytų, o dar sako, kad nepavojingas. Jeigu jis, tegul rašo 10. Yra 10 Dievo įsakymų, tasik nors Dievas bus su mumis. Tvarka. Galim 10. Rašyk, Poldekai, rašyk. Minimas pilietis, neatsimindamas savo, tai yra trovos numerio, nuplėšė į okupacijos metu dėl patriotinio priežasčių, iškilus savo gyvenamosios vietos užmaskavimo nuo okupanto aplinkybėmis. Tačiau dabar jis yra nepažįstamas organų, kas yra netiesa, nes iš čia gyvena. Akivaizdžiai sėdėdamas medyje su savo dukterim Zofija ir žentu Pranciškum kaip liudytojais. Nu, darykite jūs, ką nors darykite po galais, mangi darbas stovi planas. Taip aš ir darau, argi nesimato. Teisingumas tai nerklys, jau neparaginsi. Tai ne tas pats, kas nupjaus medį! Brink ir po medžio! Nejaugi jūs dar nesupratote, kad aš tiesiu kelią ir tas medis turi būti nupjautas, turi būti nupjautas. Aš tai supratau. Girdit, ponas Duda? Kelia tiesą. O man jis nereikalingas. Tai jum gal ir ne, bet jūs pažvelkite aplinkui. Yra kiti, pažanga turi žengti priekį. Tegul jį žengia kitų kelių, nebūtinai juk šito. Na, darykite jūs, ką nors darykite, areštokite jūs jį ar ką? Ta ką areštuot, medį areštuot? Ką į medyje? Tai kaip jį išskirti su to medžiu? Nuimti, paprasčiausiai paimti ir nuimti. Nuimti? Tam reikėtų iškviesti ugniagesių tarnybą, tik jie turi tokias kopėčias. Na tai kvieskit, ko jūs laukit? Turi degt. Sirena turi kaukt. Tada jie tikrai atliektų, bet visą tam reikalingas gaisras. O kas čia? Kas čia ne gaisras? Čia gaisras, valstybinė užduotį gaišiname, čia gaisras! Gaisras yra gaisras, o medis yra medis. Va stovi. Lapai žali. Šakotas. Viskas kaip turi būti, ką jūs norit, kad aš iš medžio padaryčiau gaisrą ir dar su žmogum? Atsipeikykit. Paprašyčiau dokumentus. Iš ko? Iš manęs? Na va, pagaliau degam. Kus? Ei, Martynai, žvilgtark iš viršaus, kur ten dega. Pačiam turėtų geriau matytis. Nematyt, kad čia kas kur nors degtų. Ana ten didžiai šviesu, bet ten nuo saulutės. Ką sakot? Ne, turėtų degti. Antraip argi sirena kauktų. Aš bėgu prie gaisro. Protokolas reikalauja. Poldekai, protokolą užbaigsim vėliau.
Gerbimoji valdžia, vieną gaisrininką jau ir turimo, kur kopečius, be kopečių čia nieko nepadarysi. Su kopėčiomis taip pat nieko nepadarysi. Pasaulis neturi nei aukščio, nei gylio. Pasaulis yra plokštutėlis. Ką jūs nematot? Ką iš čia pliurpia, tai vadinasi gaisrininkas. Palikite ramybei. Kaip gyvoji Gabrielė? Kur dega? Viskas priklauso nuo to, iš kur žiūrėsi. Iš čia matysi vienaip, iš ten kitaip, O kokias nesąmonės iš čia tauškia? Tai jokios nesąmonės. Tai Gabrielis kadaise buvo koperiu vadinamas. Sunku pasakyti, kada jis čia gyveno, nei manęs, nei jūsų nebuvo šiame pasaulyje. Žuvo jis gaisro metu vaiką iš liepsnų gelbėdamas. Jis buvo sargybos viršininkas. Ir dabar, kai tik koks gaisras, jis visada iš ten pats pirmas atlėkė. Visada pats pirmas. Martynai, tu nematai manęs, ar ką? Matau. Kodėl aš turėčiau tavęs nematyti? Tai kodėl tyli? Kodėl nesakai man, kaip patiko? Kad pernelyg ausyse zvimbė. Mūsiškis buvo visai kitoks tonas. Šiek tiek primindavo triūbą, šiek tiek primindavo varpus, o šiek tiek primindavo verksmą. Gerai, aš pabandysiu dar kartą. O tu įdėmiai klausykis. Na, kaip dabar, Martynai? Lyg ir geriau, bet dar ne tai Gabrielė. Martynai, tu žinok, jeigu kas, mes visi ateisim. Ir gaisruose sudegę, ir vandenyse nuskendi, karuose nušauti, iš gertuvėse nudurti, džiovos išsekinti ir kitokios mirties pribaigti. Mes visi ateisim. Susirinks iš mūsų nebloga komanda. Visi mūsų kaimo gaisrininkai ateis. Gal mes dar kuo nors praverstumėm? Gal mes, vargani šešėliai, tau kuo nors padėtume? Man? Kuogi? Mes medžiuose gimstame, medžiuose mirštame, po medžiais ištiesim savo ilgamžių šešėlius. O aš aukštai esu. Daug aukščiau, negu jums visiems atrodo. Aš neprapulsiu. Bet žinok, Martynai, jeigu kas mes visi ateisim, aš tau duosiu signalą su sirena, kad einam. Mes ateisim. Mes ateisim. Čia atsiduoda priešiška veikla. Sakytum, kažkoks kvailas medis. O reikalas įgauna valstybinę reikšmę. Klausyk, inžinieriau. Ar negalėtumėte jūs kokį nors padarytą lanką? Nu, tai kas čia tokio, kad tas kelias darytų lanką? Na, o kad per kaimą, tai netgi geriau. Įvairesnis važiavimas. Man iš karto palengvėtų. Ką aš galiu? Aš nieko negaliu. Plane pažymėta, kad pjauti vadinasi pjausim. Bet juk plane nepažymėta, kad gali sutrukdyti kažkoks medis. Manokia čia kliūtis medis. Nu tai taip menka jau pats matot. Aš jau 100 tokių medžių esu nukirtęs, ką man reiškia dar vienas ąžuolas. Tai visai ne ąžuolas. Ne ąžuolas, o kasgi? Aveliai, žinot, kažkoks neįprastas. Ponas Duda, kas čia toks? Medis. Tai kad medis, tai aš pats matau, bet koks. Uosis, kroblas, jovaras, bukas. Medis. Sunku su jumis susikalbėti, ponas Duda, jūs mąstykit, ką čia padarius. Tikra kiaulystė. Žmogus lyg ir prie valdžios. Užtenka pirmam pasitaikiusią medžių pastot kelią, lieki bejėgis, kaip koks vaikas. Nepradėsi svaidytis tai žaibais, nu kaip ten tas, nu kaip? Dzeusas! O,
Graikai tai mokėjot jai. Kurioje klasėje mokaisi, ką? 5. Gerai mokaisi. Geriausiai klasėje. Mokykis, vaikeli, mokykis, gal taps inžinierium. Ar nori būti inžinierium? Inžinierių mūsų Jandrusis. Apsaugok viešpatį. Neleisiu. Yra žemė, yra troba, yra medis. Niekur geriau tu nerasi, sūnau. Neleisiu. Neleisk, Franusi. Jeigu Jandrusis taptų inžinierium, jis būtų nebe mūsų jau. Štai kopečias, ponas inžinieriau. Nesarkinkit! Vis vien manęs nenukelsit. Nebent nebegyva. Na gerai, palikite jūs į ramybėje. Pilietai, jūs kur? Į varpinę. Kokią varpinę? Į varpinę. Jūs sumaišėt kažką. Nieko nesumaišiau. Virvė nutrūko nuo varpo ir varpas jau nebeskamba. Liko tik tai tas gabalėlis ant Martino Dūdos kaklo. Tai medis, žmogau, medis, tai jokia varpinė. Nepradėk man, zakristijonai, aiškint, kur varpinė, kur ne. Tarsi aš dar mažai prisitempiau per visus viešpatės angelus. Karus, marus, badus, gaisrus. Juk visas gyvenimas juose prabėgo. Ir būtent, kaip tik dabar man viešpats liepė. Eik ir skambink. Martynai, pririšk ten virvę. O kuriam galui? Na taigi virvė nutrūko ir varpas jau nebeskamba. Bet čia nėra jokio varpo. Nėra? Tai ką aš tuomet pasakysiu Dievui? Ką aš jam pasakysiu? Kad kažkas jį nuėmė ir į patrankas perlydė. Betgi jis man lieps eit per pasaulį ir ieškoti jo. O aš juk ieškojau. Bet visi jie kažkokie sutrukinėję, suskeldėję. Lyg tarsi jiems kas širdis būtų išplėšęs. Martynai, o tu pabandyk dar kartą, Martynai! Ten miečių boberį laidoja. Palydėsiu jį nors galelį. Kaipgi kitaip? Šitiek mažai žmonių. Per ilgai gyvena. Partizanas turi miške nuo priešo kulkos žūti. Arba iš miško išėjęs ir viską papasakojęs, numirti. O ne gyventi ir vis tą patį be galo porinti. Nu kiekgi žmonės gali jau klausyti? Martynai, ar nematei tu Gangreno Poldeko? Buvo mano laidotuvės, jau dabar kažkur prapuolė. Jisai turėtų čia kažkur būti, dažnai čia sukinėjęs. Bet iš kur tu čia atsiradai? Juk tave ką tik tai nešė. Akimirką iššoko iš karsto. Reikia su tuo nenaudėliu Poldeku kai ką išsiaiškyti. O ką jie tavęs nepaliks? Kur tau? Velka koja už kojas šniokščia, prakaito subelės liejasi. Kas dabar per vyrai, o? Atrodo, didžiausią svorį neštų. O jiems dar gerą galą į kalną. Tai aš irgi šauksiu. O paskui kunigas mišias laikys, egzortus skaitys,
po to verks, po to prakalbas sakys. Eik, suspėsiu. Ko tu apšlubai? Juk tu gyvas būdamas normaliai vaikščiojai. Tie neveiksmas vieną aulinį batą ne iki galo užmovė. O tu jau nebegali užsimaut? Auliniams reikia 2 stiprių rankų, o čia argi rankos. Atsilaisvinčiau ir nuo tų medalių, apkabinėjau kaip kokį pajacą, o patys, žinot, vieną buvau gavęs. Anokėlis prirankė tų medalių, jau manęs ir apkabinėjo, kaip kokį pajacą. Mėciau, kad aš irgi nieko negaliu, aš antraip tikrai tau padėčiau. Pamatai, sėdžiu ir saugau. Nori tą mano medį nupjaut. Ir ant jo ir tau šakelė, Mėciau. Girdi, Mėciau? Skambina! Tave iš bažnyčios išneša, eik, Mėciau, tu nebesuspėsi. Va, kur tu gangrena? Eikš, Poldekai. Na, ko tau? Eikš, sakau, pasikalbėti reikia. Pakvaišai. Dabar nemetas, ta mum jau po laiko. Argi sakau, pasikalbėti reikia. Tai dėl to tu ir vieną pasaulį persikraustei. Aš turiu tau kai ką pasakyti. Eikš. Na. Tai aš tave tuomet nušoviau. Žinau. Iš kur žinai, aš šaudžiau pasislėpęs už ankrių krūvos. Tamsu buvo. Žinau. Aš galiu tau pasakyti, net kokiu ginklu. Parabelium, 9. Iš bobos tada buvau išėjęs, kada tu mane nukepėjai. O tai tokia riebi buvo, o kvaila kaip kopūstas. Aš norėjau anksčiau išeiti, bet ne. Pabūk dar, Poldusi. Pabūk. Papasakok, ką dar išduosi. Sako, Simčiką išduosi. Ar, sako, Bočkovskį išduosi. Ar negalėtum, sako, išduoti šitos Machrovčenkos. Sakė Važneskai, kad aš kurva. Sako, Poldusi sakė, kad aš kurva. O kokie šiai nusikaltau? Sako, išduok, todėl, kad mane nuskriaudė. Sako, aš nieko tau nepagailėsiu. Sako, mylėsimės iki pat ryto. Ir kaip tik tai tu panorėsi. Taip. Ir anaip, Poldusi. Aš jai sakau, tu nežliunk tu cholerą. Išduosiu. Aš visus išduosiu. Visą šitą sumautą kaimą. Nė vieno nepasigailėsiu, tik tai visus nei su vienu nesiterliosiu, tik tai visus en blok. Iš pradžių toj pusė, paskui anoj pusė, paskui už malūno, už upės ir bus šlius, nieko nebeliks. Tu 3 kart man šovei, va, čia ir čia. Nu tai gerai, kad brolienai neįkišo pistoleto, pilčiau dar kartą. Užteko to vieno. Taip, nesiginčysiu, man priklausė. Bet klausyk, ką tas pakeitė? Na nieko. Kad aš nebegyvas, tu nebegyvas, o pasaulis dėl to netapo geresnis. Niekad jis nebuvo geresnis ir niekad jisai nebus geresnis, nors nuo pačių pradžios vienas kitą šaudo, kad jis būtų geresnis. Mėciau. Žmogus sumaišė priežastį su pasekme. O čia tai yra didžiausia mūsų nelaimė. Tai tikriausiai nesupranti šitą. Dėl to, kad tu tik tai mokėjai šaudyti. Iš viso, Mėciau, be reikalo ėmė žmogus mąstyti, įsikalė savo į galvą, kad jis gali būti geresnis ir pats pradėjo save graužti. Vat, imki, sakysim, skrusdėlės. Juk jos neįsikalba, kad galėtų būti karkvabaliais. Žinai, ką pasakė vienas išminčius, Mėciau? Pasaulio nepakeisi. Klausyk.
Pasikalbėkim geruoju, gražiuoju, kol mane laidos. O apie ką man su tavim kalbėti? Nu ne, aš neprašysiu, kad tu kalbą sakytum, smėlį bertum ant mano karsto. Tai tikriausiai tu nori sužinoti, ar aš nepykstu ant tavęs, ar ne. Taigi daugelis nori apie tai sužinoti. Ne, nepykstu. Bet būtų geriau, jeigu tu nenorėtum sužinoti. Tada žinotum daugiau. Tu man pasakysi, kad tu privalėjai. Taip, aš tau sakysiu, kad aš žinau, kad tu privalėjai. Jeigu nebūtum tu nušovęs, būtų nušovęs kitas. Lygiai taip pat, kad jeigu aš nebūčiau išdavinėjęs, tai būtų išdavinėjęs kitas. Ai, Miciu, čia yra vien tik tai sapalionės, Micius, sapalinis. Bet tu, kad mes esam iš vieno ir to paties pasaulio medžio, va šito, nepakeisi. Nereikia prie svetimų apie tokius reikalus, eime! Eime, sakau! Prakeikimas. Apvažėjo visą kaimą dėl to gaisro. Niekas niekur nedegė. Sirena kaukė, dakt nedegė. Va! Tik tai jį sučiupau. Sėdėjo priešais trobą ir grojo klarnetu. Lai komendantas Darenis ištardo. Tu jį Valentinove sučiupai? Valentinove. O troba maždaug atokiai stovi. Na, lyg yra tokie. Raudonų stogų dengta. Raudona. Tas tik čia dvasia. Kokia dvasia? Stacho, jisai ten gyveno, mina jį sudraskė. Kartą jie grįžo po vestuvių ir jiems pasirodė, kad kelias per tolimas, tai pasuko tiesiai per laukus. Ir visas orkestras iškeliavo į aną pasaulį. Stachai, ką dabar groji? Ta pati, Martynai. Valsius, polkas, oberikas, tango. Tai ko tu sik nesakei, kad dvasia? Tai grojo ir grojo. O tai būčiau įklimpęs komendantui Dareniui dvasią atvesdamas. Dar ir ant rankius uždėjau. O tu pameni tą valsiuką, kurį grojai mūsų vestuvėse? Pamenu, kad grojau visose vestuvėse, Martynai. Tas valsiukas maniškiai taip patiko, kad prašė ir prašė jį groti. Tik tą valsiuką daugiau nieko. Prakeikimas užsikirto, ne kitaip. Teisybė, komendantas Darenis sakė, kad antrankius reikia kiekvieną dieną sutepti ir vieną kartą savaitę tikrinti. Nu, lyg ir tuo pačiu rakteliu užrakinau. Būdamas dvasia galėtum pats atsirakinti. Bet ne dabar, man kankinkis. Duok ranką. Sudėdę tu nieko nepadarysi. Čia per daug tvirtas plienas. O jūs ilgai dar ten tupėsit po paraliais. Jūs čia visko kaltas. Jums protas pasimaišė dėl to medžio. Tarsi maža būtų to, kad dvasią suėmiau. O gal dabar kas kur nors antivyriausybinę veiklą varo. Klausyk. Eik, pašniukštinėk šiandien bei ten. Jeigu ką išgirsi, tu iš karto man pranešk. Aš tau turiu labai gerą patarimą, mano galva. Reikia niekur nelakstyti, bodėti čia. Tai ką tu čia dabar? O čia, būtent. Tai kas čia tokio darosi, kad reikėtų budėti? Kad dudai medį įsilipo. Jamgi galvoju senatvę pasimaišė. Pasimaišė, o toji virvė ant kaklo. Ką tu manai vietoj kaklaraiščio? Jis ją pasirišo. Gazdina. Nu, kur velnių gazdinti, jeigu jam galvoj pasimaišė. Niekas jam nepasimaišė, mano mielas, jis visada buvo gudrus mužikas. Okupacijos laiku jis vienintelis kaime turėjo radiją ir klausėsi jo, už tai kulka į kaktą. Arba koncentracijos stovykla. Bet ir man nepavyko jo susekti. Vienas Dievas žino, ko tik aš nesigrėbiau. Ištisomis naktimis po jų langais tipsodavau, o iš ryto vis vien visas kaimas žinojo, ką pranešė radijas. Kartą
suuosčiau, kad partizanai turi užpulti žandarmerijos postą. Atvyko pastiprinimas iš 200 žandarų su 2 kulkosvaidžiais. Ir niekas nepuolė. O kodėl? Todėl, kad Dūda juos perspėjo. Iš kur jis galėjo sužinot? Aš niekaip supratimo neturiu. Va, būčiau gavęs tada paltą su karakulo apykaklė. O negavau. O leitenantas Šiucė man dar per snukį užvažiavo. Taip ir reikia tokiam šunsnukiui. O, ponas Dūda. Jei jūs taip nepažįstat žmonių, kad man tiesiog gaila jūsų. Aš jums pasakysiu tik tai tiek, kad iš šunsnukio galima daugiausia pasimokyti. O jūs aš pažįstu geriau negu jis. Ir įsidėmėk, tas, kas visą gyvenimą buvo protingas, nesukvailės, taip staiga, kad niekur nieko. Jis turi būti su kuo nors susitaręs. Su kuo? O tau neateina į galvą mintis, kad taip ponas Dievas jam galėjo tarti. Pakilk, Martynai, į tą medį priešais savo trobą ir tada sužinosi ir visą kitą. Skiedi. O ką tu manai? Dievas mėgsta daryti tokius dalykus. Tai tu tiki į Dievą. Aha, aš čia ne, bet ten privalau tikėti. Kad tu nematai, kaip pasauliai susimaištai, ką, gal aklas? Esi jau dar gyrėsi, kad visus pažįsti, tau vis vien kaip pravesti tardymą. Aš, va tarp jų, galiu parodyti, kuris yra dvasia. Tai kas, kad gyvoju persirengęs? O kaip tu manai? Kodėl tos dvasios čia ateina šiaip savo? Gyvųjų aplankyti? Oi, ne, aš viską žinau. Aš viską suuostau. Va! Šitą laikrodį. Žinai, už ką gavau? Kad suuosčiau kur tyka, vežiojant partizanams maistą į mišką. Pateko įsikartą. Žiūrėk, o laikrodis, va, neina. Aš turiu tau jį atiduoti. Žinai, va, kai sustoju, va, tada tą valandą ir stovi. Taip, man jis nereikalingas. Žinai, aš esu jau anapus laiko, anapus Dievo, anapus visko. Šlius. Nenori. Bjauriesi. Be reikalo. Laikrodis nekaltas. Jisai, va, kaip ašara, jis tik tai tiksi savo. Ir tiek. Čia yra vienintelis, neabejotinas teisingumas. Kokį yra sugalvojęs žmogus. Čia yra tikrasis teismas. Ne už tą, ne už tą. O visa kita, teorikai, yra apgaulė. Yra apgaulė. Va, pati sektukai marškiniams. Žinai, iš ką? Kad Benkas skerdė kiaulės. Čia ir gavau va dar tą kostiumą. Va marškinius. O kaklaraiščiai. Žiūrėk, petnešas. Puskojinė. Žiūrėk. O visi šitie skurdžiai dėvėjo autais. Va. Aš su motina ir seserimi turėjom 1,5 marko. Ir va dar puskojinės. Va marškinius. Petnešas. Segtukus. Skrybėlę. Oi. Gražu buvo į mane pasižiūrėti. Tu supratimo neturi, ką jaučia gražiai apsirengęs žmogus tarp šitų driskių. Net turėdamas švarutėlę, va kaip šitas dangus be mažiausio debesėlio sąžinė, aš nebūčiau jautęsis toks tvirtas, toks savim pasitikintis.
tarsi soste sėdintis. Šermonėliais pasidabinęs. Aukso kurpim apsiavęs. Su karūna ant galvos. O sostas plaukia virš kaimo, virš pasaulio, o iš sosto ir tavo nuodėmės kitaip atrodo. Tu nesijauti tada nuodėmingas, ten skrusdėlis, ten Dievo karvytės yra nuodėmingos. Ir žmonės ten kažkur toli apačioj. Florekai, o kas čia tokio? Bet tu vieną kitą imsi ir pritrekši. Ir pritrekšk! Florekai, savo auksinę kurpę, tegu tau būna gera. O, Florekai, argi nemielas šitas pasaulis? Iš tikrųjų, verta jame gyventi. O tai, ką aš tau pasakiau apie tos, kurie lankosi, tai apie tą dvasią, tai iš tikrųjų lankosi. Gal reikia laikyti akis ir ausis atviras. Žinai, kaip pasakyta yra? Ženk čia ir aš parodysiu tau, kas po to teisis. A kur pasakyta? Kur? Evangelijoje. Viskas yra pasakyta, kas po juos. Florekai, yra tik paistalai. Tik vieni paistalai. Florekai. Tai tu skaitai Evangeliją. Ne vien tik tą Evangeliją. Aš galiu tau pacituoti iš pačių išmintingiausių knygų. Va. Iš kur šitai? Visko bijokite kaip mirtingieji, bet visko keiskite. Tartim būtumėt amžini. Seneka. O iš kur tai? Ar geriau žadinti meilę arba kelti baimę? Aš sakysiu, kad norėtųsi ir vieno, ir kito, bet kadangi abu troškimus yra sunku apjungti, vieno vis vien kažkaip pristiks, tai daug geriau yra kelti baimę, negu žadinti meilę. Makiavelis. Arba taip, gyventi kaip trokšti, arba išvis negyventi. Nyčia. Galėčiau aš, broleliai, būti pats honoriskausia. Va, tik tai čia esi kvailas arba protingas. O ten mes visi tampame išminčiais. Bet vieno posakio tu nežinai. Tikriausiai žinau. Nežinai. Tai gerai, pasakyk pradžią, pamatysi, žinau aš ar nežinau. O jūs ilgai po paraliais ten sėdėsit. Matotgi darbas stovi. Čia riksmų nieko nepadarysim. A ko padarysi? Valdžią parodydamas valdžią. Taigi aš ir rodau, argi nesimato, aš uniformą vilkiu, aš protokolą surašiau, aš daviau įsakymą, ką aš daugiau galiu padaryti. Ką galiu padaryti? A jums būtinai reikėjo kelią ties per tą medį, taip? Tarsi maža būtų to, kad aš dvasią suėmiau. Tai kaip bus su tuo pjovimu, ponia inžinieriau? Et jūs, darbininkų klasė, turėjote visą pasaulį apversti, turėjote žmonių atmintį sunaikinti. Kiek metų jūsų bukas galvas kalte kalė, kad jūs pasaulį vadysite, va! Kiek žodžių prisakyta, dainų pridainuota, per pečius tapšnota, žodžių prisakyta. Prabėgs nedaug amžių ir jūsų krūtinės bus medaliais nuklotas. Šiandien jūs niekas, o rytoj galybė. Tai berods dainai dainuojama, et jūs. Jūs net šito nežinote, nieko jūsų motinas neišmokė, nieko. Tik tai dainų apie tekančią saulę ir viskas, ką jūs galit. Viskas, ką jūs galit.
Henrikai! Ką tu darai? Jauni ant kelio, dalgę čipinsi. Pranikai, atsiprašėk, tugi prie savo namų, ne vidury lauko. Pranikai, Jėzau Marija, tau kažkas negeras atsitiko. Mesk tą dalgį! Henrikai, bėk čia, tėvui kažkas negeras atsitiko. Pamėgink užbėgti už akių, nustverk jam už rankos. Pranikai, visada buvau tau ištikima, o tu mane su dalgiu puolei. A čia tu. Aš, Pranciškau. Aš, Sofija, tavo žmona. Mes turime sūnų, Henriką. Jis mokosi 5 klasėje. Gabus vaikas. Dabar karves ganu, aš Rusija buvau. Mėcius Boberis mirė, pameni? Partizanas pas mus dažnai užsukdavo, pameni? Jendrusis labai mėgdavo jo klausytis. O tu jau ir pavalgyt gali. Tu pavalgys ir tau iškart pasidarys lengviau. Gal tai nuo alkio. Argi tau sakiau, pasiimk gabalėlį duonos su sūriu. Tai aš jau čia. Čia, Pranciškai. Čia. Matai, čia mūsų troba. Ir tas medis mūsų. O kur tavo striukė su kepure? Tai ten, pamiškėje liko. Prie pirmos padalgiais. O kodėl tu atsiklaupęs? Ne, aš jau stojus. Jėzau. Kaip tu nusidirbęs ir marškiniai peršlapo. Ir plaukai sulipę nuo prakaito. Aš nežinau, gal pjaudamas persistengiau. Kai žmogus jaunas paėmė dalgį rankas, tai rodosi pjautum ir pjautum. Pjautum ir pjautum. Ir net nepastebėtum, kad laukas baigėsi. Toliau tik taip pjautum, kol ko gero Dievas tave sustabdytų ir pasakytų. Viskas, Pranciškau. Padėk dalgį. Tai jau nebe tavo laukas. Tai jau manoji karalystė. O mano karalystėje tik už nuodėmės dalgio pjaunama. Ne, tu, Pranciško, tu nesi labai nusidėjęs. Man pakaks, kad už atgalą tu kitiems dalgius plaksi. Bet žiūrėk, Pranciško, plak gerai, neapgaudinėk. Ir neklausinėk, kodėl pas vienus dalgiai statmeni, o pas kitus tik paprasti. Nieko nebeklausinėk. Motina švenčiausia. Pranciškau, kas su tavim darosi? Ašgi tau sakiau, neik šienauti. Pasisamdysime pjovimo mašiną. Ir kaip mat viską nupjaus. O tu galėjai, juk tu galėjai kur nors atsisėsti po medžiu, pailsėti ar bent jau numykti. Niekur nebuvo medžių, Zosė. Nei medžių, nei krūmų, vien tik laukas. Tai aš ėjau ir pjoviau. Sustodavau nebent galastuvų dalgį pertrauktą. Ir toliau pjoviau. Zosė. O kasgi pas jūs gero? Gera? O kasgi čia bus gera? Aš jau tau sakiau. Mėcius Boberis mirė. Vienas prie jo karsto. Taip gražiai kalbėjo.
kad aš net apsiverkiau. O kiti irgi. O kunigas dar prikaišiojo mėtį, kad tas į bažnyčią nevaikščiojo. Tik argi tinka mirusiam dėl to priekaištauti? Nu, o tu pati. Ar tu sveika? Eik tu, kągi tu čia? Sveika aš, Pranciškau, sveika. Dieve mano, kiek tik akis užmato vien laukas. Vien tik tai laukas. Viešpatie, kadagi aš jį išpjausiu. Nors Zosė su manimi būtų. Padėtų. Jėzau, eigi į trobą! Eigi! Duok šitą dalgį, atremsiu kur į sieną. Palik! Zosė, palik. Palik, Zosė. Man dar daug liko. Tai imk tą savo dalgį ir eik. Jėzau, Jėzau, tik saugokis. Tėvas vis dar medyje sėdi. Sėdėk, tėve! Čiagi nieko nebeliko. Ir aš sugrįšiu. Išpjausiu viską ir sugrįšiu. Aš dar sugrįšiu. Kaime ramus ir džiugesio kupinas, kas šlovė tavo pasirūpins. Tavo atokvėpiai, tavo gerybės mus atminti tai didžiausios vertybės. Taip dainavo didysis Janas iš Černo leso. Na, matai, brangioji, be reikalo bijojai čia ateit. Niekas čia nepasikeitė. Tas pats palaimingas pavakario metas, toks pat kvapnus, kvepia dūmais, javais ir iš ganyklų grįžtančiomis karvėmis. Taip, o mes galvojom, kad po mūsų net lapų spalva pasikeis. Martino Dūdos medis, kaip buvo, taip ir yra. Visada mėgdavau tokiu metu čia pasivaikščioti. Ar tau neatrodo, mano mielas, kad čia truputį liūdna? Kažko man trūksta. Ar čia mus pamena bent kas? Ar neišsisklaidėme, kaip tas pavakario dūmas? Kai pagalvoji, kaip liūdna, kad viskam lemta praeit. Nesibaimink, mano mieloji. Tai Poldekas, šnipukas. Prisimeni, jis ateidavo į mūsų pilį pašniukštinėti. Na, laimė, jis dabar jau niekam nebepavojingas. Tai ką, Poldekai, blogai baigėm? Dar nebaigėm, ponas grafė. Och, dar nebaigiai, sakai. Tai įdomu, kuris tau dar liko.
Visi. Jo amatas nepripažįsta galo. Vos tik pabaigė, tai turi iš naujo pradėti. Kas čia dabar? O, jūs, Martinai, kiekvienas sielą Dievą garbina. Jūs irgi. Sveiki. Jūs, žiūriu, jeigu nesueigoje, tai medyje. Visada aukštai taikėt ir dabar aukštumose. Tai su kokiamis pareigomis tai surišta? Ponas grafas, jūs juokaujat. Nori tą mano medį nupjaut. Jūsų medį? Keista. Taigi jūs sakėt, kai mes išnyksim, ateis kiti laikai, teisybę ir lygybę nešantis ir valdys pati liaudis. Taigi jūs ir esat ta liaudis. Keista, tarp mudviejų dėl medžio nesutarimų niekada nebuvo. Priešingai, amžinybė mums nekliūdė, o juk medis ir yra amžinybės gestas. Kas tie? Grafas ir grafienė. Aha. Stot, kas jūs tokie? Čia dabar. Nu, tai mano brangioji, tai ar verta mums čia ilgiau pasilikti? Pati matai, kaip tas pasaulis smuko. Sakau tau čia grafas ir grafienė. Palikti juos ramybei. Jie čia tik pasivaikščioti išėjo. Nesikišk. Kas jūs tokie? Tokie? Didikai, chame. Nu, raminkitės. O kaip drėptelsiu mandatą už valdžios įžeidinėjimą? Tu įsidrėpk savo tą mandatą. Pavardė. Sakiau tau paliktų jos ramybėje. Sakau, nesikišt. Įdomu, kas tau už tą mandatą sumokės? Mes juk pliki kaip tilvikai. Visai mus nupešiojat per tą savo revoliuciją. Ir ką, geriau jums be mūsų. Tai gal leisit paklausti, kaip patiems sekasi tvarkytis, a? Užsičiaupt, pavardė. Užsičiaupt? Juk mes ir taip nieko nekalbame, netiesa, mano mielasis. Juk ar stengtų mus kas nors išgirsti? Mūsų žodžiai jau seniai ataidėjo. Ir tie mūsų kūnai, kuriuos prieš save matai, nėra visiškai mūsų. Ir tie apdavarai, šypsenos, mintys, visa tai ne mūsų, galima būtų pasakyti, kad šią progą jie tik pasiskolinti iš istorijos garderobo. Neeilinė proga. Galbūt tai pati reikšmingiausia diena. O tu mandatas užsičiaup, pavardė. Na, sakykime, mandatą galėjai išsiųsti mūsų adresą. Išsiųsiu, kur reikės. Kas ten dabar? Vaikų darželis. O gal tik žiurkės po gruvėsius šmirinėja. Na kągi, rašyk. Taip. Hilarijus, Nepomukas, grafas. Nebėra grafų. Taip? O kas taip sakė? Nėra jie istorijos šiukšlinė. Nesiginčyk, Florekai. Nėra, yra tik piliečiai. Piliečiai? O žinai, mano mielas, kas tai yra pilietis? Pilietis, mano mielas pareigūnė, tai yra kažkas panašaus į lervą, jeigu galima taip išsireikšti. Taip, į pereinamosios stadijos rūšį, išaugančią ant įvairiausių sąmyšių ir revoliucijų mėšlo. Lervos labai greitai keičiasi, tačiau ne visos tampa drugeliais. O kiekvienas sąmyšis, kiekviena revoliucija ir virsta dirbtinė jų perykla. Istorija prasidėjo net tau gimus. O dabar viskas daug paprasčiau. Jei ko nėra, jei ko nereikia, tai to išvis nėra. Ir būt negali. Ach, tai tave taip mokė. Bet man atrodo, kad ir tavyje slypi nemažai maištingų troškimų. Juk grafas skamba maloniau negu pilietis. Aš galiu tau tą titulą padovanoti. Pasimk jį iš mūsų koplyčios. Mums jis jau tikrai nebereikalingas. Nebekankiek jo, Hilciau. Ach, kankint užsimanėt!
Mažai jų žmonių prikankino per visą savo gyvenimą, per ištisus amžius. Klasių kova su jumis vyko ir dar nesibaigė. Nu ką tu plėpi pliorikai? Taip, ir revoliucija prieš juos vyko, ir jeigu reiks, vyks ir antra, ir trečia, ir taip iki paskutinio teismo dienos, tol, kol išraus iš visų žmonių troškimų, tol troškins, kol visai ištroškins, kad jūs neįstengtumėte čia kaip nei dvasios ateit, ir nebebus tuomet nei grafų, nei visų kitų. Tai sakai, kad jų nebėra. Tai kaip čia dabar? Nėra. Yra tik piliečiai. Aš norėjau pasakyti, darbininkai, valstiečiai, darbo inteligentija. Tai todėl pas jūs taip pilka, pilka, pilka. O kada pilka, tai arba degtinė geriama, arba ką nors įvykdyti norima. O kadangi įvykdyti revoliuciją yra kur kas lengviau, negu, sakysim, pašluot gatvę, tai todėl pas jūs revoliucionierių per akis. Taip ir tu jų tarpe. O gal jums tikrai praverstų kokią nors naują revoliuciją? Bet reikia neužmiršti, mano mielas, kad šiais laikais tai labai brangiai kainuojanti atgyvena. O be to jos pasiekmės gali būti visai netikėtos. Ir geriau amžių išbandyta politinio koketavimo sistema. Kaip matai, viskas tas pats, tik tai be kraujo praliejimo. Patikėk manim, ten, kur su vyru dabar mums tenka būti, dažnai apie tai kalbama. Ir ne bet ko, su bet kuo. Galima sakyti, kad tai istorijos žiedas. Carai, karaliai, imperatoriai, senatoriai, vietininkai, kunigaikščiai, prelatai, daugybė įžymiųjų revoliucionierių ir daug kitų. Ir amžinybėje jie visi apimti sielvarto svarsto savo klaidas ir savo idėjas. Svarsto apie savo kvailybę arba savo išmintį ir ne vienas iš jų negali išsivaduoti žmonijos skausmo. Taip, ir visi apimti tokios karčios nevilties, kad galėtų pasakyti, kaip tas vyskupas iš Rumėžį. Tikrai mus nukamavo buvimas šiame pasaulyje. Nieko. Viskas dar ateity. Iš naujo mes išskleisim savo vėliavą ir pirmin. Pakankamai mūsų kraujo prisigėrėt būdaliai. Nuvesiu aš jūs pas vieną kalvį, lai jis jūs iškausto. Šiandien mes niekas, rytoj mes galybė! Galybė! Likit sveiki, Martynai, ir nusiimkit tą virvę nuo kaklo. Tik kad norite mano medį nupjaut! Ponas Graf, ašgi jums sakiau! Aname pasaulyje Dievas būdi, o šitame aš privalau pats. Taigi nejaugi šiame pasaulyje viskas plaukia skirtingomis tekmėmis. Tai žiaurus jos dėsniai valdomus, o virš visko kybo paini istorijos gija, gundydama laimės ir pažangos pažadais. Viskas dar ateity! Šiandien mes niekas, rytoj mes galybė! 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 Mes galybė! 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 Nu, ar kalnakasio meną savo prisiminė Martynai? Ar dangų užsimaniai pasiekti? Manai, kad iš medžių bus arčiau? Į dangų tik tai vienas kelias, Martynai. Numirus. Kito kelio nėra. Aš šiaip suįlipau pasisėdėti.
Kai žmogus sėdi visą gyvenimą ant slenkščio ar ant taburetės, aš pamaniau, pakilsiu į medį ir pasižiūrėsiu, kaip ant šakos būtų. Iš kur tu čia atsiradai, Sebastianai? Taigi karvę atvariau pasiganyti. Kad ten pievų nėra? Oi, yra ten pievų, Martynai, didžiulės pievos. Tačiau ji nenori tose pievose ėsti. Tai mes už virvės ir keliaujam. O čia ta pati, kur sparvų labai bijodavo? Ne. Šita man atiteko toj po karo, kai iš kalėjimo grįžau išbuožintas iki adatos. Tai ji viena man ir liko. Iš viso ūkio viena tik tai karvė. Per daug turtingas aš jums buvau, Martynai. Dabar būtum kaip tik, Sebastianai. Gyventum kaip ponas. Gyvenčiau, jeigu būčiau gyvas, bet nebesinori daugiau gyventi. Negyvendamas esi daug laimingesnis, tu patikėk manim, Martynai. Ir bereikalo tu sėdi tame medyje. Ir ką tu gini, tau atrodo, kad tu pasaulį gini. Nieko tu negini, Martynai. Nebėra daugiau pasaulio ir galbūt niekada jo nebuvo. O gal tai tik sapnas? Va, kaip tas mano karvės sapnas. Jei sapnuojasi pievos, tai mes ir einame tų pievų link. Antraip aš čia nepasirodyčiau, Martynai. Menkos dabartinės pievos, Sebastianai. Ir vis mažiau jų lieka. Tu čia jos nepriganysi. Tu sakei, nebėra pasaulio. Va, net tą medį, ant kurio sėdi, šėtonai nori nupjauti. Yra pasaulis. Yra, Sebastianai. Per daug jame skausmo, kad būtų tai tik tai sapnas. Dėde. Ar neturi truputėlį šieno, tai mano karvei? Kokiai karvei? Nu, kur šalia stovi. Kur šalia? Argi nematai? Va, prie medžių pririšta. Nėra čia jokios karvės. O kaip jos galėtų nebūti? Tai ji mane čia atitempė. Kaip jos galėtų nebūti? Tai jūs iš mūsų kaimo? Buvau iš jūsų kaimo, o dabar iš niekur. Iš niekur. O dar sakote, kad turite karvę. Karvė irgi iš niekur. Girdi? Ką? Dainuoja. 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 Liaukitės, tėte. Visiškai nesigirdi, kad kas dainuotų. Ir net gali atskirti, kur kas dainuoja. Dar niekad nėra dainavę taip aiškiai. Stachas. Mes kartu su juo bažnyčios chore dainuodavom. Tik tada jisai traukdavo balsą. O, va, Jaska dainuoja. Kažkada tai dvare dirbo skalbėja. Tai kai išneždavo skalbinius prie upės plauti, tai ir dainuodavo. O, va, Vaitikas dainuoja. Nebe tas Vaitikas. Kai kartais naktį grįždavo girtas namo, tai per 3 kaimus girdėdavo ir traukdavo pačias nešvankiausias dainuškas.
Ai pasileidęs buvo, ai pasileidęs buvo. Užtat dabar jo balsas švelnus kaip varpelis. O ten Donda. Senoji Kališna. Viešpatie, Kristau, kažkada net ausyse spengdavo, dabar va taip maloniai gieda. Senoji Buba Židalka ir jos žentas Muklininkas Šmulis. O, malūnininkas Borekas. Kolas Ubrašaitis. O, vargonininkas Kosinskis. O dabar aš jau ir nebežinau. Lyg ir svetimas balsas. Bet turbūt irgi mūsiškis. Argi kas svetimas dainuotų ne savame medyje. Liaukitės, tėte. Visiškai nesigirdi, kad kas dainuotų. Dainuoja. Aha. Va. Dainuoja. Atsitiks ir tau taip, dukrelė. Tu imsi ir išgirsi. Visiems taip turi atsitikti. O kokį vardą davėjai mūsų dukrai? Sofija. Gražus vardas. Tu pats jį išrinkai? Tu išrinkai. Aš? Taigi tu Zofijos dieną pasimirė, argi pamiršai? Motinos jai netruko. Iš mažumės priprato, kad mes vieni esame. Žysti bent jo norėjo. Iš pradžių norėjo, bet paskui priprato. Tik aš jai turėjau pasakas pasekti. Visą laiką tai būdavo pasek ir pasek. Pasek, nes nevalgysiu. Pasek, nes nemiegosiu. Aš prisigalvodavau tų pasakų, nors tada visai ne jos man rūpėjo. Aš paskui jas pradėjau užrašinėti, kad neprasimanyčiau tų pačių iš naujo. Ir kągi pravertė. Paskui, kai Zofija Jendrika pagimdė, nebebuvo vargo. Už ko ištekėjo? Už Franiko. Geras vaikinas, jis negeria, nerūko, su kitomis nesitranko. Vis tik aš pasakysiu teisybę. Pasimirė Franikas. Mirtinai persidirba ar kaip. Jau visi metai, kai pasimirė.
O gal daugiau. Aš nebepamenu. Tu geriau papasakok, kaip tu gyvenai visus tuos metus. Aš gyvenau. Jeigu Dievas tave iš manęs atėmė, o mane paliko, aš ir privalėjau gyventi. Tik tiek gali pasakyti. Oi, nekart aš tau daug norėjau pasakyti. Bet kad tu nepasirodai nė karto per ištisus tuos metus. Kiek kartų aš norėjau tau pasakyti, bent pasitart. Kiek kartų aš bėgdavau prie upelio, vildamasis, ar nepamatysiu tavęs besipliuškenančias. Aš su tavo ražančiu medžiaus, laukdamas, ar tu nepaliesi jį savo rankomis. Ir prie šito medžio aš klausiaus. Juk tu gražiai dainuodavai. Kiek kartų aš norėjau paklausti tavęs, pasitart, bet kad tu nepasirodai per ištisus tuos metus. Negalėjau, Martynai. Patikėk manim, negalėjau. Kai numiršti, tai tarsi kelią atgal pamiršti. Neklausinėk manęs, nes man tik skaudžiau nuo to bus. Aš ne tave skaudinu. Aš save kankinu. Aš niekad negalėjau susitaikyti su tą mintimi, kad reikės be tavęs gyventi. Bet man nebeilgai liko laukti. Reikės eiti paskui tave. Senas aš jau. Nesenas, Martynai. Man tu niekada nebūsi senas. Ach, tavo plaukai garbanoti, akys žydros, pečiai platus, galingi. O kaip tu išdidžiai laikai galvą. Visos panelės man pavydės tokio vyro. Gyvenimas man dabar tik tai skausmas sukelia. Skaudina kūną, sielą, protą. O tu dar tokia jaunutė, kad man net gėda pagalvojus, juk tu buvai mano žmona. Ir esu, Martynai. Nebesi. Gailiesi, kad numiriau? Nesigailiu. Tik niekad negalėjau susitaikyti su tą mintim, kad reikės be tavęs gyventi. Vos grįžęs iš tavo laidotuvių, aš buvau pasiryžęs ir paskui tave. Sugrįžau, atsisėdau ant taburetės. Aš apžvelgiau tuščią pirkią ir pagalvojau, Dieve dydis, šitaip negali būti. Tu Dievas, aš dulkė. Tavo nuosprendžiai, bet mano neviltis. Aš nuėjau į tvartą, nuėmiau karvį nuo ragų virvę, surišau kilpą ir net pasimatavau. Ir staiga, aš išgirdau Sofiją verkiant. Aš turėjau ją pavalgdinti, vystiklus pakeisti. O paskui aš ją ir padainavau. Nenorėjau mirti. O, kaip aš nenorėjau mirti, patikėk manim. Ir kiek aš Dievą maldavau, kad duotų truputėlį laiko. Nors tiek, kad užtektų Zofijai nuo krūtinės atpratinti. Be neverkia? Kas? Zofija. Mano mažutėlė. Kur tu eini? Ašgi juk sakiau, kad jį užaugusį sūnų turi. Kur tu eini? 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 Sutikai motiną! Motina? O kur aš ją galėjau sutikti? Taigi, ji ką tik nuėjo į pirkę, tu turėjai prasilenkti prie menėjai. Mamą sutikti.
Bijokite Dievo, tėtė. Mama jau seniai kapuose ir niekada čia neateis. Jei pasivaideno, kad tu verki. Ko jūs prie manęs prilipote? Vardan motinos atminimo meldžiu jūs išlipkite iš to medžio. Negi miegosite medyje. Jėzau. Per šitiek metų nei karto nepasirodė. Oi, prašiau ir dar kaip. Maža būdama, kiekvieną vakarą melsdavus, kad tik jie ateitų ir kad paglostytų man galvą prieš užmiegant. Ir ne kartą. Tarsi aš ir neturėčiau mamos. O vis dėlto galėtumėte išlipti tėtė iš medžio. Negi miegosite medyje. Aš jums ir apvalkalus naujus užvilkčiau. Na, ir marškinius pasikeistumėt. O iš ryto galėtumėte grįžti atgal. Nieko čia neatsitiks per naktį. Aš atsistosiu vienoje kelio pusėje, o Jandrekas kitoje. Na, kad perspėtume, jeigu kas eitų. Jandrekai. Jandrekai! Jandrekai! Tu jo nesuntinėk niekur. Aš vis vien neišlipsiu. Ką tu čia atsineši? Žaisliukus eglutį. Papuošime medį, senelį. Jeigu norėtų naktį pjauti, tai pamatytų, kad papuoštas ir nesertintų. Galėsi nulipti išsimiegoti. Bet tai, nuo eglutės, sūnau. O kur tu čia matai eglutę? Kai papuošime, tai ir bus eglutė, mama. Bet tai darome. Per kalėdas, sūnau. Žiemą. O dabar tai vasara. Ten, kur gimė Jėzus, mama, visada vasara. Kągi tu man čia išvedžioji? Pasakykit jam, ką nors, tėte. Ką aš jam galiu pasakyti? Juk tu ir pati matei, kad Jėzus guli nuogas daržinėje. Jeigu ten būtų žiema, Jėzus sušaltų. Pasaulis liktų be Dievo. Mūsų Jandrusis teisybė sako. Eikit jūs abu eretikai. Nurankiuk viską, sūnau. Ir nulipk. Kamgi nuo to bus blogiau, jeigu medis bus išpuoštas? Seneli, liko dėžutė šaltos ugnies, galima uždegti? Ne, šaltą ugnį duok man. Aš ją barstysiu iš viršūnės, po visą medį. Kas tai? Demonstraciją ruošiat. Kokia demonstracija? Medį puošim, ką tu nematai? Taip. Teisingai komendantas Derenis sakė, kad prie jūsų reikia budėti be perstojo. Klausyk, o bumbulų neturit. Geriausiai tai išrodo bumbulai. Bet jie velnioniškai dabar brangus. Mano Helka irgi nupirko 2 dėžutes kalėdų, mūsų įsidaužė. Tai sumokėjo lygiai kaip už 2 kilogramus dešros. Tai ką jums davinių neišduoda? A dešros? Ne, bumbulų. Žinai, Dūda, iki šiol aš laikiau jūs protingų žmogum. Aš važiavau čia ir galvojau, kad jūs tikriausiai žinot, ką darot. Antraip vargi žmogus išsėdės visą dieną ant medžio ir dar su virve ant kaklo be jokios priežasties. Bet matyt, man teks pakeisti savo nuomonę. Tai kad liūdna, Florusi. Ne pro šalį kartais ir pajokauta. Ką tu jau jokų nesupranti? Galit jokaut, kol aš be uniformos. Bet vos ją tik užsidėję, uždarausi visai kitu. Tai tu
Čia tarnybos reikalais? Tarnybos. Ką tu čia ketini daryti? Komendantas Derenis įsakė visus užrašyti, kas pasirodys. Net jeigu keliu praeis. Va, išdavė naują bloknotą protokolam. Dabar viską galėsiu tvarkingai surašyti, sudėlioti. Bet tai bus galima ir vėliau padaryti. Visus? Visus! Net jeigu šuo lakstytų, jis pabrėžė, kad aš turiu užrašyti. Kad lakstė, kokios veislės, kurią valandą. Jis pabrėžė, kad jokia smulkmena neturi likti nepastebėta. Stokit! Kur jūs einat? Stokit! Jie klarnetistų ieško, aš juos vedu. Tai tegul neieško, vis tiek neras. O kodėl? Kur jis? Uždarytas 48 valandom į daboklę. Stokit, na kur jūs einat? Jūsgi nelegalus, jūsgi negrokit. Ašgi turėsiu viską užrašyti. Išgirdau, kad šaudo. Pamaniau, kad vėl kas nors tokio vyksta. Tai man pasirodė, kad iki čia. Tai ką tu padarėsi to klarnetisto? Klarnetistą Derenis uždarė į daboklę 48 valandom. Bet jisai groja. Ne, klarnetistas daboklė. Čia tikriausiai Derenio siela veržėsi kažkur aukštyn. Sakė jis, sako, šitame kaime neįmanoma įvesti tvarką. Sako, žmogus tik pūni ir daugiau nieko. Ach, sako, jeigu būtų valdžia mano rankose, tai aš jiem parodyčiau. Visi vieną kairiąją pusę vaikščioti. Visiems metu gulti, vienu metu keltis ir niekam niekas nesisapnuotų. Arba priskirti visiems vieną sapną. Cenzūruotą. Visam mėnesiui. Juk baisiausia, kad sapnuose viskas ir prasideda. Derenis tikriausiai jaunystėje grojo orkestrėlį. Kad jis krmaras nukvešė driskiai. Tik tavęs čia ir trūko, nu ko tu čia ieškai, ašgi privalau tave visada iš visur varyt, na? Oi, nu nebūk toks smarkus. Pats gyveni, tai duok ir kitiems gyventi. Jei nors kartelį manimi susigundytum, tai gal žmogumi taptum. Ir tarnyboje būtum ramesnis. Ir namuose savo helkai geresnis. Gal net lygi seržanto prisišnopuotum? Tu per daug sau leidi, per daug neskleisi tu man kaime paleistuvybė. Nėra mūsų kaime paleistuvybės, nėra. Buvai tu Romai, ten ir turėjai pasilikti. Lai ir pas juos būna paleistuvybė. Teisybė, komendantas Derenis sako. Kur paleistuvybė, ten ir priešas laistasi. Derenis. Tas tavo Derenis impotentas. Tačiau komendantas. Užsičiaupt. Už tave turėsiu atžymėti. O tu ir taip 100 kartų esi atžymėta. Nu, ko draskus, net užsidirbti padoriu būdu neleidi. Ką? Geriau būtų jai vokčiau? Kol priminėjai namie, viskas buvo tvarkoj. Kiekvienam galėjai paaiškinti, salonas pažįstamiem, kiekvienas teisę turėjo užeiti. O mat jie dabar apėmė noras rodytis kaime. Gerai, kad nors koks inžinierius pasitaiko šitoje užsubinyje. Labas vakaras, ponas Duda. Jeigu bus pagarbintas. Na tai ko, ponas Duda, medyje sėdit? Šiaip sau, apsižvalgyt panorau. Po nakties?
Klausyk, pabudėk, kol aš pas Kordasi nubėgčiau. Šiandien kiaulę turėjo pjaut, paimčiau kilogramą nugarinės. Nu, boba visai gyventi nebeduoda. Vakar nuėjo į parduotuvę, sako, galvų kanopų, priversta daugiau nieko. Aš tavo palieku plunknotą, plunksnakotis, nu, tu užrašysi pavardė, vardas, žinai, viskas. Bent kepurę man palik, be jos ašgi nieko nereiškiu. Aš su kepurė iš vis neaišku, ką reikši. Pastovėsi čia kiek? Gal kas pasitaikys? O kas šito pasitaikys? Ant šito kaimiško dirvono ir dar čia pas dvasias. Taigi čia kitokie dalykai dedasi. Užtat bent jau aišku, juk aklai kliento nesirinksiu. Turiu matyti, ar pinigingas, o jis turi matyti prekę. O Irka, kas su tavim pasidarė? Tada, kai tu grįžai iš Romos, baig pirmą klasę, žmogui gerkėje sustodavo, kada į tave žiūrėdavai. O dabar, taigi tavo striptizą jau niekas nekreiptų dėmesio. Nori? Ką? Čia? Po medžiu? Nu, iš kur aš tau paimsiu budarą? O Ieva rojuje ar ne po medžiu Adomui parodė? Grįžimas į gamtą. Nebūk toks išminčius. Manai, kad nežinau, kas tu toks? Gi ten tokių parakis. Alfonsas. O, Irka. Irka, tu visai praradai uoslę, tu jau pasenai. Metas tau susipakuoti daiktelius ir imtis rožančiaus. O tu nesijaudink. Man dar ne taip blogai, kaip tu kalbėš. Turtinga nuo plikarūro dar sugeba atskirti, nors ir ko apsimestų. Aš važiavau čia ne tam, kad prasidėčiau su kokiais mešliais. Ko tu manai, juk tai, ką sugebu, aš pirma rūšė. O tiesą sakant, kas tu toks? Na, kaip čia tau pasakius. O tu klok viską iš šalies, žmogų tu nebijok. O, kad tu būtum žinojęs, kiek paslapčių man visokie nepatikėjo ir į tausi, ir į kitą, aš nemurmur, kaip šveicariškas bankas. Na, matai, jeigu tiesiai šviesiai, aš negyvenu. Neįsidirbinėk. Manęs nėra. Va, tu mane matai, bet manęs nėra. Supratai? Ne. Na tai, kaip aš tau dabar paaiškinsiu? Žinai ką? Tu atsikanėsk. Ir nemani, kad ant vėlos vištelės pataikai, žinai ten? Aš irgi vieną tokį turėjau. Gidėsi milijonierium, kurvagi, apvogė mane. Neimk į galvą, Irka. Ką tu jo nepažįsti? Poldakas, šnipuku buvo, tai meluo tik per jis nemoka. Klausyk, kur tu buvai, kaip čia visi kalba? Romui. Tai kaip tu ten pasirodymus dalyvavai? Lyg ir taip. Tai tu dabar kaip ir artistė? O tu popiežių ar matei? Kadagi? Gal jūs įsivaizduojat, kad aš ten atostogaut važiavau? Čiuoški, šiošnipuk, čiuoš! Irka. Kaip tu visiškai nepažįsti žmonių. Taigi nusidirbė čia šitie kaimiečiai, dar pjūties metas. Ir pas kiekvieną savo baubą, už dyką, čia nepriimta už pinigus. O be to, na, kartą tu jau nusidėsi, tai visam gyvenimui kryžius. O kamgi to reikia, klausy? Juk jiems skirtas kitas kryžius. Jeigu laiku tu iš čia neištrūksi, tai ir tavo sielai teks kartu su jų sielomis atgailauti. Ir tuo pačiu verčiantis, va, kaip ir man. O taip, jeigu man būtų pasitaikę gimti Amerikoje, aš gal būčiau tapęs Al Capone.
arba prezidentu. Nu, o tarp pamaldžiųjų aš galėjau net šventųjų tapti. Ką tu samanai? Klausyk, tu nesijok. Nesijok. Taip iš manęs. Aš labai daug žinau, aš apie tave irgi viską žinau. Aš žinau, ko tu būtum kitoj versijai, kitom variante, kitoj vietoj, kitų laikų ir nekam kalbėti. Bet matyt, dieviškam pasaulio plane, va čia, būtinai reikėjo tokio, kaip aš, o kažkur kitur, kažko kita, va taip, kaip jam buvo kažkada reikalingas Kainas ir buvo reikalingas Abelis. Tik kad jų dviejų per maža tokiam žmonių kursdėlynui. Ir dar šiais laikais. Per maža, argi jais dviem tu pasiversi dabar ties pasaulį. Dievui privalu turėti įvairias svarstyklės ir įvairiem laikam. Ir dar Dievas turi kaskart vis pasaulį išbandyti vis naujai. Patikriausiai ir šitą kaimą jis panoro dar kartą išbandyti iš naujo. Taip kaip jau ne kartą prieš tai bandė marais potviniais, karais, krūšomis, baudžiaumis, badu, kolūkiais. Va, Dievas ir liepė man būti jo saiku. Ir net nepaklausė, ar aš norėčiau gimti. Na, ką reiškia Dievui paklausti? Na, ar tu norėtum? Ar tu norėtum, Poldekai? Ar bent kur norėtum? Nu, jeigu jau leista laisva valia, tai tebūnie jį dar prieš kam nors prasidedant. O ne tada, kada tavo likimas jau nulemtas, tada tu jau nieko nepadarysi, tada tu turi paklust. O taip kaip ir aš paklusau. O ką tai reiškia tas žmogiškas likimas? Kad tu gali tik tai vienaip ar kitaip, geriau arba blogiau, bet ne kitaip. O kad tu kartais gali pakelt maištą ir pasakyti, nėra tavęs Dieve. Jeigu tu būtum, viskas būtų kitaip. O bet kaip kitaip? Kodėl tau turi būti kitaip? Nu kas tu toks, kad tau turi būti kitaip? Pasaulio paslaptis tik per tave apsireiškia ir todėl tu esi. Jeigu tai būtų manęs priklausė, aš visų pirma nebūčiau gimęs šitam kaime. O antra, aš iš viso nebūčiau gimęs. O kas čia tokia yra? Puikiai pavasaris, vasara, ruduo, žiema, šilta, šalta, saulė, lietus, taigi kiškiai, kurapkos. Fazanai turi tą patį, lygiai taip pat kaip ir bitė, šunys, katės, arkliai. Tik tai, kad jiems nereikia būti nei Kaino, nei Abelio pusėje. Ne, neišvengsi savo lemties, nu, bet aš nesiskundžiu dėl to Dievui. Aš dėl nieko nesiskundžiu. Net ir dėl to, kad jis manęs nepaklausė, ar aš norėčiau gimti. Jis panoro, kad aš užgimčiau, aš ir užgimiau. Na, jis panoro, kad būtent čia, va, šitam kaime, o ne kur nors kitur. Ir išsipildė jo valia. Žmonės nepaliauja jam už viską dėkoja. Ašgi neturiu už ką. Jis man turėtų dėkoti, kad aš esu jo valios dalelė. Tu pagalvok, kaip kvaila aš, šnipukas, Poldekas, esu viešpaties Dievo lemties dalelė. Nu, gali būti kas kvailiau.
Bet tu tai moki pliurpti. Va tokiam visad lengviau. O man? Kaip man? Va tiek ir tai reiškia, kiek tie keli žodžiai. Nusirenk, nusisuk. Dabar tu ant manęs. Mano profesija nereikalauja daug žodžių, užtenka ir tų. O viso kito neverta neprisiminti. Tu ateik šiandien pas mane. Na, aš neimsiu iš tavęs nieko. Ko gero šitam sušiktam pasaulyje tu vienas įsivertas, kad iš meilės. Aš nežinau, ar aš įstengsiu, bet aš bandysiu. Ne, Irka, aš neteisiu. Paliktų mane ramybėj. Ašgi dabar niekam netinku. Na, nebent tik tai va taip atsisėdus, graudžiai paverkti. Betgi aš ir verksmui netinku, ašgi ašarų neturiu. O tu verčiau išvažiuok iš čia. Išvažiuok iš čia, kol dar nevėlu. Aš negaliu. Va, aš esu pririštas čia kaip šuo ant grandinės. Ir aš galiu tik tai kaukti. Va, aš ir kaukiu. O tu grįžk į tą savo Romą. Tu kur nori grįžk. Spėk! Kažkas ateina. Bėg greičiau! Bėg! Sukarkau! Grįžta! Tu nugarini. Bėg greičiau! Bėg iš čia! Na kaip? Ar gavai nugarinės? Aha, gavau. Ar buvo kas atėjęs? Ne, niekas nebuvo. Tu pateikėk žiopliui, tai skaityk patį pikčiausią priešą prasnaudai. Ne pro šalį būtų ir pačiam budrumo klausimais kursą išklausytų. Suimti visus už gerklės. Už gerklės. Dabar tokie laikai, kad tik už gerklės. Paleisi truputėlį ir su tam bestijom nesusitvarkysi. Prasidės chaosas, anarchija, visuotinis pakrikimas. Oi, nesubrendė jie dar demokratijai, oi, nesubrendė. Pagaliau ir demokratija jau visur baigia atgyventi. Todėl vienintelis būdas, ko laikas visus už gerklės. Skambinau valdybos viršininkui. Kalbėjus ir su komendantu Dereniu. Pasižiūrėsim, kas čia dėsis, kai atvažiuos grupė. Todėl vienintelė išeitis, kol laikas. Visus už gerklės. Negazdinkit manęs. Jūs negazdinkit manęs ir nedrįskit baugint komendantu Dereniu. Jūs čia visko kaltas. Jums protas pasimaišė dėl to medžio. Galėjot pasisadinti arčiau trobos būtų 1-2 ir išaugęs. Bet tai būtų jau nebe tas pats medis. Tarsi nuo pasaulio sutvėrimo jisai čia stovi. Jis neatskiriamas nuo žmonių, nuo Dievo, nuo sutvėrimo. Įsižiūrėkit gerai. Visa žemė laikosi už jo šaknų. Visas dangus remiasi jo viršūnė. Ir dėka to yra kur gyventi. Tegul jį išrauna. Pažiūrėsim, ar išliks pasaulis. O ką aš atsakyčiau Dievui, jeigu jis manęs paklaustų? Pasodinau tą medį pradžioje tau, Martynai, ir sakiau jį saugot. O tu leidai jį nukirst. Ant ko jie dabar mane nukryžiuos? Ką aš jam atsakyčiau? O ką aš atsakyčiau mūsų mirusiems? Juk mūsų mirusiems šitas medis tai vienintelis ženklas, kad čia yra jų kaimas. Nes mūsų mirusieji pasaulio pabaigos ateis laukti savo kaimuose.